Labą dieną, gerbim Telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Kiekvienais metais savivaldybės taryba tvirtina rajonų biudžetą. Tai įprasta procedūra, įstatymas reikalauja, kad būtų patvirtinas biudžetas iki tam tikros dienos, priimus valstybės biudžetą, paskui savivaldybės tvirtina savo biudžetus. Tas biudžetas susidaro iš daugelio dėmenų, ten savivaldybė surenka savo lėšas, gauna valstybės lėšas, skolintos lėšas ir taip toliau. Ir tas biudžetas sudaromas kaip ir sudaromas. Sudaromas biudžetas formuoja tai pagrindinė administracija. Savivaldybės administracija formuoja biudžetą. Labai paprastai viskas vyksta. Visi žinom, kiek kainuoja savivaldybė suskirstyti į padalinius, seniūnijas ir įstaigas, įmonės ir kiekviena įmonė, kiekvienas padalinys formuoja savo biudžetą, žinom, kiek kainuoja ten tos seniūnijas gyvenimas, tos įstaigos gyvenimas, ten atlyginimai, ten tas, susideda krūva. Na ir paskui savivaldybėje specialistai sėdi stumdo, kad būtų galai suvesti, kad būtų bendra suma. Tas biudžetas pas mūsų būna, praeitų metų biudžetas buvo 90 milijonų. Jis kinta, kiekvienais metais didėja, nes yra infliacija, irgi daug faktorių yra. Tai ir todėl formuojamas biudžetas yra taip, o ne kitaip. Ir administracija sutampa ir teikia tarybai tvirtinti. Taryba tvirtina tas biudžetą, nes taryba yra savininkė visko, kas yra savivaldybėje. Ne administracija, ne meras, o taryba. O administracija, meras vykdo tarybos sprendimus. Administracija vykdo tarybos sprendimus ir meras irgi vykdo sprendimus tam tikrus tarybos. Tai ir reiškia, dalyvaujam mes visada tame procese, tarybos nariai aktyviai, pasyviai mes dalyvaujam tame procese. Ir tada kiekvienais metais, aš jau tarybai jau bus 12 metai, važinėdavau kiekvienais metais po visas įmonės, įstaigos, po savivaldybės padalinius, kad sužinoti jų poreikius, susirašau ir teikiu korekcijas, reiškia, biudžetui, kad atsižvelgtų, kad jeigu važiuoju po seniūnijas, klausiu, ko reikia, traktorius reikia, mašinos reikia, remonto reikia, to. Na, susirašau ir teikiu. Ir didžiai dalim tie mano pasiūlymai atsidurdavo šiukšliniai. Nes aš esu opozicijai visą laiką ir niekas nenori manęs parodyti viešai, kad aš dirbu, kad aš stengiuosi dėl žmonių. Ir šiukšlinė atsidurdo. Viskas atsidurdo šiukšlinė. Biudžetą, aš nesu balsavęs už biudžetą, nes visada biudžetas buvo sutampams taip, kaip jiem reikia, kaip jų hebrai reikia, o kitiems tai nieko nereikia. Tai ir aš važiuodavau. Ir šiemet aš nevažiuosiu niekur. Šiemet aš niekur nevažiuosiu, nes šiukšlinė atsidurs man darbas. Man darbas atsidurs šiukšliniai, bet aš visus metus aš tą procesą vykdau. Aš rašau raštus, reikalauju tą padaryti, tą padaryti ir iš dalies ir būna vykdoma. Nėra išeičių. Per visokius komisijas, per visokius skundus, per visokius raštus jiems nėra išeities. Bet jeigu geruoju, pateikiu paraišką. Ta paraiška mano buvo didžiausia visada, didžiausia už visų partijų paraiškas būdavo. Bet atsidurdo šiukšlinį. Rašyk, teik. Kaip ir dėl šiukšlių rašiau raštą. Vienintelis rašiau, šiukšlinį atsidūrė čia nesenai. Tai ir nuvažiuodavau į padalinius, seniūnijos padalinius, į ką aš ten rasdavau. Ten sėdi partiniai, jų hebra sėdi ir jie su manim nenori draugauti. Aš teikiu paraiškas padėti seniūniniai, padėti mokyklai, padėti visoms įstaigoms. Po kiek laiko tai buvo padaroma, po kiek laiko. Ir pristato, kad čia jų vis. Apie mane ne vieno žodžio. Man ačiū nėra pasakė, turbūt niekas nėra ačiū pasakęs. Dabar, kas sėdi, aš nuvažiuoju į kaimus, visada važinėjau. Nuvažiuoju, daleiskim, Trieškių seniūnas yra socialdemokratas, Ubartas. Jis tarnauja socialdemokratams. Ir jie su manim dirbti geruoju nenori. Ir važiuoju, tiesiog, Ubartas socialdemokratas, Varnių seniūnas Bružas socialdemokratas.
Ten kultūros centrai, važiuoju, kultūros centrai, mokyklos, ligoninės, visur aš važinėjau. Ir tie varniai, kad užsiminiau. Bružas socialdemokratas, kultūros centre valstiečių atstovė, ligoninė buvo socialdemokratas, tas, kur dabar jau pakeitė, prieš tai buvo. Tai socialdemokratas, Žarėnų seniūnas, socialdemokratas, Nevarėnų seniūnas, socialdemokratas, mokyklos direktorė. Socialdemokratė buvo ir yra, ir ten yra paveldimi postai. Viešinų seniūnas, socialdemokratas, Ryškėnų, reiškia, valstiečių atstovas, o bibliotekininkai socialdemokratė, kultūros centro direktorius socialdemokratė, kaimo tas bendruomenės pirmininkas Kazys socialdemokratas, Gadunavo valstiečiai, Tryškių buvo valstiečių draugas, kultūros centro direktorius socialdemokratas, Degaičių valstietis buvo, dabar jau kitoj partijai, Upinus buvo mero žentas, Lokė seniūnijai valstiečių, kultūros centrai socialdemokratė. Ir dar čia pasirašiau, dabar čia sėdau prieš pusvalandį, pasirašiau, iš tikrųjų reikėtų susirašyti. Švietimo skyriaus vedėjai dabar, mero šeimos draugai, administracijos direktorius socialdemokratė, Leinartienė, mokyklų direktoriai. Irgi ten Atžalynas socialdemokratas, Borisevičius socialdemokratas, taip, Gustienė, socialdemokratė, kaip jau centras, Globos rūpybos skyrius Bukauskis, dabar buvo socialdemokratė, tai padalinė, visuomenės sveikatos centras, biuras yra Laurinavičius, socialdemokratas, darželiai vedėjai, socialdemokratai irgi daugelis yra, ir Žemaitukas, ir Mastis buvo dabar išėjo į pensiją, socialdemokratė. Menų inkubatorius buvo socialdemokratė, dabar nežinau, kur jie ir kokioj. Žemaitijos verslo centre Reda Raginskienė, socialdemokratė. Šilumos tinklai Račkauskas, socialdemokratas, Telšių vandenį, socialdemokratas. Tai kur man reikia važiuoti? Visur sėdi socialdemokratai. Nuvažiuoju, gal padėti reikia, susirašau. Padedu jiems, kas įvyksta toliau. Padedam, aišku, mes padedam žmonėms. Čia ne direktoriams, ne žmonėms padedam. Vandentikiai, ar dirba kas nors ne socialdemokratų partijos narių, ar yra, aš nežinau. Tai dabar įsivaizduojat, jie irgi ignoruoja mane. Aš įdedu darbą didžiulį. Esu padaręs darbų be to biudžeto. Nes biudžetas yra koreguojamas metų bėgiai, kiekvieną mėnesį koreguojamas biudžetas. Kažkas pasikeitė, kažkas pinigų atsirado daugiau, ten projektai ir visada įtampom su biudžetu. Dabar biudžeto tvirtinimas faktiškai yra formalumas, o paskui kiekvieną mėnesį mes jį galim kardinaliai pakeisti per metus. Taip ir yra iš tikrųjų. Ir aš esu daug kur rašęs, mano raštais rašyti. Tiesiog dabar galėčiau parašyti per tuos 10 metų esu, tarkim, Nevarėnų mokyklos krepšinio aikštelį. Juk nenorėjot remontuoti. Aš važiavau, aš rašiau raštus, pinigus skyrė, padarė. Kas sėdi? Socialdemokratė buvo anksčiau direktorių. Ačiū pasakė. Jeigu nebūtume turėtus aikštelės gerbėm Nevarėnų gyventojai. Bet mes čia nedidvėrėjai, mes tą ir padarėm. Aš tą padariau. Tualetinį popieriaus mokyklos nebuvo. Atsimenat, prieš kiek metų nebuvo tualetinį popieriaus, važinėjo po visas mokyklas, direktoriams jiems nereikėjo tualetinį popieriaus. Klozetų nebuvo mokyklose. Nebuvo klozetų, tupyklas buvo, ruskinis tupyklas buvo, rusiškas komunistinis tupyklas buvo. Aš reikalavau sudėti, aš turėjau konfliktą su visais. Paimkim tą patį Krantų progimnaziją, stadionas į ką panašus, dabar dar po teismuose. Tas pats pagalbinis garažas, kur mes dabar turime problemą nugriauti neteisėtai. Aš jį liepiau nugriauti. Tik aišku, reikėjo neteisėtai nugriauti, kai jie nugriovė neatsiklausė. Net tai tokie žolė apyvis, apšvietimas mokyklų, juk nebuvo, buvo rusiškos lempos, ėmė elektros 5 kartus daugiau. Aš raštus rašiau. Visos mokyklose apšvietimas pakeis. Vienos mokyklos direktorius žinutę atsiuntė. Ačiū Algirdai, lempos pakeistis. Vienos mokyklos direktorius visur pakeis. Darželėse visas pakeis. Ačiū pasakėt.
Ne, nėra tokių žodžių pas jūsų. Ne Varėnų seniūnijos pastato remontas. Tai prieš 10 metų buvo, nieks nebūtų remontavęs, prisiminkit, ponė, Šakienė dirbo tada dar, aš reikalavau, kad būtų įrašyta. Ne, ko tu čia rūpinis, yra geresnių pastatų, sutvarkėm. Taip pat ir Gadonau seniūnijos pastatas. Aš rašiau, ką reikia sutvarkyti. Ten buvo, tas pastatas buvo panašus iš mūsų laikų, baigė nugriūti. Kaip, man nereik medalį, bet reiškia, prisima paskui nuopelnas jie, kad pristato, merai nusifotografuoja nuvažiavę, Gadonau seniūnas padėkoju, parašė skundą, mane apšmeižė dar. Nu, tiek to. Žemaitis gimnazijos stadionas, visi atsiminat, skandalas po teismai buvo, baigė nugriūti stadionas, sutvarkėm. Direktorius, dabar jau pensijai, buvo teisės pragėręs. Iš to džiaugsmo turbūt, kad sutvarkim tą stadioną. Lokis mokyklos remontas, kiek važiavo, atsiminat, linoleumai visokie, laiptai, salėje 12 laipsnių. Aš rašiau raštus Lokis mokyklų. Paskambinkas pasakė, ačiū Algirdai. Gavom tą. Ne, paskui jie agituodami po kaimą, kad balsuotų už jūsų bendrapartiečius. Ir balsavo, ką turi, nieką. Upinos valymo renginiai. Aš rašiau raštus, kad aš nežinojau, Upinos valymo renginių nėra. Žmonės skambina, nėra Upinos valymo renginių. Tai kur bėga visas turinys? Į kanalą kažkokį. Aš nežinau, tu Upinui. Į kanalą. Aš čia klausiau, nėra renginių? Ne, nėra. Kaip nėra Upinos valymo renginių? Yra miestelis toks gražus Upina. Turi draugų daug Upinui. Nėra. Prašiau. Vykdyti projektą. Prisidėti, aiškiai, reikia prie to projekto. Prisidėjom. Paskambinam seniūnui, yra valymo renginiai, jo yra, sakau, aš prisidėjau, mes čia visi prisidėjom, nieko jūs neprisidėjot. Nebūčiau rašęs rašto, būtumėte į kanalą varę po šią dieną, Upiną. Bet čia pareiga, čia pabrėžiu, čia aš nesu didvyris. Germant Proginoje sporto salė. Aš mokiausi 3 viduriniai. Ta salė iš mano laiko, kai aš ėjau į mokyklą, nepakito. Aš su direktoriu dar vaikščiau, ta direktoriu taip maloni moteris, ji mano brolių klasiokė buvusi. Mokyklos salė. Reikalavau sutvarkyti mokyklos salę. Arba aš rašysiu skundus ir atimsim higienos pasą, uždarysim mokyklą. Ką man pasakė meras? Tu to neišdrįsi padaryti, sakiau, žodis. Jeigu nesutvarkysit mokyklos salę, parašysi skundus, uždarysi mokyklą, jūs būsite kalti. Nes netitinka reikalavimų, mokykloje šalta. Sutvarkė mokyklą, kas atsitiko? Man paskambin kas nors, ačiū Algirdai, mokyklą turim. Pasikvieti kas nors? Ne, meras Gusarovas nuvažiavo ir nusipaislavo. Sutvarkyta salė. Tu piršto nepajudinai, Kęstuti. Piršto nepajudinai, aš rašiau raštus, aš reikalavau sutvarkyti salę. Toliau, ką čia pasirašęs esu. Ryškinų bibliotekos remontas. Mes Ryškinas turim biurą, aš nueinu ten prie pat yra už 100 metrų. Tai bibliotekai visada sėdėdavau susitraukus tą tokį moteris su palietu. Visą laiką šalta, lubos aukščiausias, neapšiltins pastas. Šalta buvo labai, ta biblioteka tušti visą laiką. Rašiau raštus, reikalavau sutvarkyti, į ką panašiai. Iš rusų laikų, kai pastatė, kokiais 80 metais, po šią dieną. Rašiau raštus, sutvarkykite biblioteką, į ką panašiai, gėda. Sutvarkė, meras nuvažiavo, nusipaislavo, nusifilmavo. Buvo renginys, sakau, ko manęs nepakvietėt? Ne, kvietėm čia, visus kvietėm, Ar negėda? Ar negėda? Meras nusipaislavo, tai nusipaislavai, tai negėda. Net paskambinti, žinutė reikia parašyti, Algirdai, šiltais, jau čia kažką žiūrėjau, jau be palėt, jau sėdi moteris, jau normaliai, jau šiltai dirbam. Šiltai. Toliau, Degaičių sporto salė. Bėgo, stogas kiauras buvo. Buvo parašyti raštai. Nežinau, sutvarkė, aišku, sutvarkė. Paimkim gatvių remontais. Kiek gatvių sutvarkyta? Kiek aš skundų, kiek man verslininkai grasino, tu nelys nei savo reikalus. Gatvė, net, paimkim, Ryškinas, atsimenu, Spindulio gatvė, tai prie Kazio Lečkausko trubos. Vicemeras jis buvo, bendruomenės pirmis, prie jo trubos gatvė visą suirusi gatvė. Jį padarytis remontas. Jis nepastebėjo to, turi kai ir bailys. Kazys Lečkauskas ir bailys. Bijojo pasakyti, kad gatvė iš naujo daryti. O aš parašiau raštus ir Telšių keliai darė tą ir darė iš naujo, iš savo pinigų darė, nes garantinis remontas. Keikė jie mane. Taip keikė. Ačiū, kas nors pasakė. Ne, nėra tokių žodžių. Varnių viešas tualetas. Jūs neatsimint, koks Varnių viešas tualetas prie autobusų stoties. Iš rusų laiko smirdantis iš pusę kilometrų prie autobusų stoties. Viešas tualetas. Ten į tą tualetą eiti, tai geriau varyti į kelnes.
Padarė tualetą. 10 000 skyrė, Bružui suskambinau. Naują tualetą pastatė. Jo, pastatė naują tualetą. Aš sakau, kaip tai pastatė naują tualetą, kokia čia proga pastatė, tiek metų nereikia pastatyti. Nu, o savivaldybė taryba skyrė 10 000. Aš sakau, kokiu progą ta taryba skyrė 10 000. Sak, ta proga, kad tu visam miestui ištrubėjai, kad čia yra visam pasauliui, kad tas tualetas gėdą daro. Taip gėdą daro tas tualetas. Dabar turim naują šiltą, gražų, su vandeniu tualetą. Pasakėt ačiū. Bružai, sakiau, pasakėte, mes padėkosim tau viešai, padėkosit, išmes tave iš darbo, socialdemokratai, jeigu jūs man padėkosit, prisimsit nuopelnus savo, tai galės meras nusifotografuoti prie to tualeto, arba tualete geriau. Toliau, Varnių gimnazijas, tas direktorius buvo nuvažiavęs, ten problemų yra. Dar sakiau, Gusarovas mokės tai gimnazijai, buvęs meras tada buvo. Sakau, tu mokės gimnazijai, tai jam nebeduom tą gimnaziją. Jis telšiuosi gyvena, jam tie Varniai dabar gal pro šalį, kad nors važiuoja. Nu, kažką ten, žiauriai atrodo Varnių gimnazija. Žiauriai, vaikai aplinkui mokosi, yra tų vaikų aplinkui, bet vat. Džiugo mokyklos stadionas. Vėl aš skundus rašiau. Iš naujo dažė, iš naujo tvarkė, buvo viskas supuvę, nusilupė, viskas yra. Vėl grasinimų sulaukiau, kam tu lendik, tu šioks ir toks, mes duosim tave į teismą, už tai, kad aš liepiu jiems daryti iš naujo statybininkams. Užsitraukė nemalonių, vykdė agitaciją, anti-agitaciją mane, bet mokykla sutvarkyta. Paskambinot direktoriau Bacevičiui, kad ačiū Bacevičiau, prisidėjai, jūs tai pirštų nepajudint, jums tai gerai buvo. Ne. Džiuga 6. Kur yra mūsų visas įstaigos buvęs internatas. Laiptai. Prisimink, kokie laiptai buvo, kokie dabar laiptai yra. Nauji, metalinė laiptai sudėti, kokie laiptai nutriušį gėdą darė. Ir beje, 3 viduriniai tokie pat buvo. Aš dar fotografavau, dėjau, ten rašiau ir buvo viskas sutvarkyta, lėšų skyrė, aišku, nes mūsų administracija nepastebėjo. Kabutis nepastebėjo. Tai vat, šaligatviai apie Žemaitis gimnaziją. Aš turiu dabar nuotrauks, kad nors parodysiu. Kaip atrodė, dabar atsimenu, močiutė eina Šviesos gatvė su rementais į bažnyčią ten. Šaligatvių nebuvo. Aplink visą Žemaitis gimnaziją, ten yra Salomėjos Nėries, koks ten Saulės gatvė, Montvilas, koks ten dabar gatvės yra. Tai va, Šviesos gatvėse. Ten šaligatvių niekada nebuvo. Išeini iš mokyklos, iš karto atsiduri gatvėje. Aš rašiau raštus, ir tokių raštų aš nenoriu gaišti laiko. Pilna ir prirašyta per tiek metų. Buvo viskas svarkoma, dirbam ir aš privalau tai daryti, tai jokių nuopelnų nereikia man medalių. Bet ačiū, tokių žodžių nėra. Tai vat žmonės ir paskui prisėmė nuopelnus, nusifotografuoja, o padaryta tas meras nieko nedaro. Taryba viską sprendžia, taryba prabalsuoja, meras net nebalsuoja, tarybais neturi. Jis tik tai sudaro darbotvarkį ir siūlo tarybai. Siūlo pritarė tarybai, nepritarė ir viskas. Bet nusifotografuoti pat pirmas nubėga, nors pirštų nepajudino. Tai va tokia situacija, dabar biudžetą prirašyti, sėdėti. Dabar pasiruošyti, tu sėdėjau, pusvalandį, kiek prisiminiau, rašiau. Čia, aišku, daug neatsimenu, čia kiek yra prirašyta. O raštus aš visus tus turiu, tai yra archyvas mano. Archyvas yra visi raštai ir archyvuojami. Ir dirbam toliau. Aišku, daug esu užkardęs visokių žulikyšių, užkardęs daug per viešumą, per antikorupcijos komisiją, per tas viskas užkardyta. Viešumas, prokuratūros, pastovi raštus rašau, pralaimi, šiandien gavau ten tokį raštą iš prokuratūros, pralaimėjau bylą, bet viešą interesą, ne asmeniškai, aš neužsiimu savo reikalais. Visuomenės interesai yra aukščiausias asmeninis interesas. Tai vat gerbiami telšiškiai, dirbu, stengiasi, bet yra, kurie trukdo. Seima svetimus nuopelnus, kaip pas mus tokių pilna niekšelių yra, pilna tokių niekšelių. Ir padėkos nesulauks niekada. Tik tai vat viešai pasakys, kad ten aš dar blogas esu, blogas, jiems esu blogas, o jums. Tai vat, tokia vat trumpa ataskaita yra. Vat, ir biudžeto net ruošiuosi neteikti, bet metų bėgyje aš kažką tai padarysiu. Tai tik tokia informacija šiai valandai. Ačiū dėmesį.